Čia Vilniaus universitetas. Vilniaus universitetas. Labai gražus pastatas. Turiu istoriją. Pasakojo vienas istukas apie Antrą pasaulinį karą. Kaip jie traukėsi per Vilnių, o jie buvo inžinieriai, esesininkai. Ir į šitą pastatą pataikė bomba. Kažkieno. Sakė 500 kg. Perėjo kiaurai. Nu ir kažkoks ten Obersturmbannführeris sako, nusileiskit į apačią 2 istukams, prikabinkit sprogmenį prie tos bombos, pakelsim universitetą į orą. Štai šitą pastatą. Jie nusileido, uždėjo sprogmenis, įdėjo sprogiklius, bet neprijungė laidų. Išlindo į viršų, suka mašinėlę, sprogimas nevyksta. Suka mašinėlę, sprogimas nevyksta. Tada tas kapitonas Hautmanas sako, nusileiskit, patikrinkit laidus. Sako, atsiprašau, inžinieriai niekada to nedaro. Nes jeigu nesuveikia, tai dėl kažko tai. Ir gali suveikti tada, kai nusileisim. Tai aš nežinau, ar šita istorija yra tiesa. Bet žmogus pasakojo apie save, apie savo draugą, vardus minėjo, aš jų neprisimenu, tikriausiai Halvo ir Ainis, čia aš pats sugalvojau, bet dėka 2 estukų inžinierių sprogimas neįvyko, universitetas stovi.